Taip džiaugiaisi, numetei kilogramus, tačiau jie staigiai grįžo ir netgi su kaupu. Kokios to priežastys? Pirma, laikydamasis dietos tikėtina, kad sumažinai drastiškai kalorijų kiekį maiste, sutriko metabolizmo procesas, juk daugelis galvoja, kad laikantis dietos būtina badauti. Antra priežastis, kuri galėjo būti, tai laikysi kraštutinės dietos, kai buvo labai apribotas tavo racionas ir atsisakyti ir vienokių ir kitokių produktų, ko pasekoje grįžus prie įprastos mitybos, kilogramai sugrįžo. Trečia priežastis tai yra emocinio valgymo problemos ir jas neįsprendei laikydamasis dietos, o tik tai valios pastangom bandėjai išgyventi dietos laikotarpį. Mano patarimas – jokių dietų, reikia keisti mitybos įpročius žingsnis po žingsnio, bet ne dietos laikotarpiui, o visam gyvenimui. Ir mesti dietinį mąstymą, kalorijų skaičiavimą į šoną ir pradėti valgyti teisingą maistą, be jokių dietų ir susiformuoti įpročius visam gyvenimui ir numesti nereikalingus kilogramus ne savaitei, ne mėnesių, ne iki vestuvių, o visam gyvenimui. Rašyk komentare, patiko Raminta tavo patarimai, dalinsiuosi su tavim daugiau, o jeigu nori ateiti pas mane į nemokamą pirmą konsultaciją, rašyk komentare noriu.